Labai dažnai girdžiu, aš noriu tikro darbo. Verslas per daug nestabilu. Galbūt ir tu taip galvoji, arba galvoji anksčiau. Na, tikrai iš daugelio žmonių girdžiu, kad jie įsivaizduoja, kad darbas tai yra labai stabilu. Na, iš dalies taip sutinku, tai yra stabilios pajamos, tu gauni jas visada, o verslas, kaip žinia, būna visai. Ir kažkada esu girdėjusi iš pažįstamo, kad jisai dirbo darbovietėje labai daug metų ir va taip ir atleistas. Etatų mažinimas. Ir jie nieko tiesiog negali padaryti, tiesiog žmonės be kažkokio ilgalaikio perspėjimo paprasčiausiai paima ir atleidžia. Dėl to ir darbe tave gali atleisti ir darbe tave gali pakeisti kitu žmogumi. Todėl stabilumo ir saugumo nėra labai didelio samdomame darbe. O versle, iš kitos pusės, tu įdarbini save ir jeigu tu save įdarbini, tavęs niekas negali atleisti. Tad jeigu ir tu norėtum sužinoti daugiau apie tai, parašyk man ir aš tau paaiškinsiu, kaip pradėti tai daryti.